Čia paskaitysiu biškį iš šventraščių porą tekstų. Tada Hare Krishna, garbė Dievui. Čia būtų antras skyrius ir 32 tekstas. Taip, gerai, dabar skaitau. Palaiminti tie kšatrijai, kuriems netikėtai išpuola galimybė stoti į mūšį, o partą, nes kova atveria jiems dangaus planetų vartus. Komentaras. Aukščiausias pasaulio mokytojas Viešpats Krišna pasmerkia Ardžunos nuotaikas, kurias išduoda jo žodžiai. Nieko gero iš šios kautynės nežada. Stoję į kovą pasmerksime save amžinoms kančioms pragare. Šiais žodžiais Ardžuna apnuogina savo neišmanymą. Jis bandė atskirti smurtą nuo pareigos, tačiau kšatrijas, besistengiantis išvengti smurto mūšio lauke, atrodytų kaip paskutinis kvailys. Parasara smirti. Religijos įstatymų kodekse, kurį sudarė didysis išminčius Vasudevos tėvas Parasara, pasakyta: kšatrijo pareiga ginti savo piliečius nuo grėsmių ir esant reikalui naudoti smurtą, kad būtų užtikrinta tvarka ir teisingumas. Todėl jis privalo sutriuškinti priešiškų valdovo kariuomenės ir valdyti pasaulį vadovaudamasis religijos įstatymais. Taigi Ardžuna neturėjo jokio pagrindo trauktis iš kovos. Jeigu jis priešus nugalės, valdys karalystę, o į mūšį žus, keliaus į dangaus planetas, kurių vartai jam bus plačiai atverti, bet kurio atveju kova žada jam tik gerą. 33 tekstas. O į savo religinę pareigą paminsi ir nesikausi, už tai užsitrauksi nuodėmę ir neteksi šlovingo kario vardo. Komentaras. Ardžuna buvo puikus karys, jis nugalėjo daugybę didžiųjų pusdievių, tarp jų patį viešpatį Šivą, ir tai pelnė šlovę. Kai Ardžuna susigrūmė su viešpačiu Šiva, pasivirtusiu prieš karalaitį medžiotojų, ir jį nugalėjo, be galo patenkinti Šiva dovanojo jam Pasupatą astrą. Visi žinojo, koks šaunus karys buvo Ardžuna. Už tai jis sulaukė paties Dronačarijos palaiminimo ir ypatingos dovanos ginklo, kuriuo jis galėjo nukauti net savo mokytoją. Jo karinius gebėjimus įvertino daug didvyrių ir pats dangaus karalius, jo tėvas Indra. Tačiau jeigu dabar Ardžuna pasitrauktų iš kautynių, jis ne tik pamintų kšatrijo pareigą, bet ir prarastų šlovę bei gerą vardą ir nutiestų savo tiesiausią kelią į pragarą. Kitaip sakant, į pragarą jis patektų ne todėl, kad kovėsi, o todėl, kad atsisakė kautis. 34 tekstas. Žmonės nuolat minės tavo gėdą, o garbingam žmogui negarbė baisesnė už mirtį. Komentaras. Kalbėdamas su Ardžuna kaip draugas ir kaip filosofas, Viešpats Krišna dabar pareiškia savo galutinę nuomonę apie Ardžunos sprendimą nekovoti. Jis sako: Ardžuna, jei pasitrauksi iš kautynių, joms dar neprasidėjo, žmonės vadins tave bailiu. Jei tau nė motais, ką sakė žmonės, ir terūpi išnešti sveiką kailį, tai paklausyk manęs. Geriau jau žūk mūšio lauke, nes šlovė pagarbą pelniusiam žmogui baisesnė už mirtį. Todėl verčiau žūk kovoje, bet iš mūšio lauko nebėk. Tada neužsitrauksi gėdos, kad piktnaudžiavai mano draugystę ir neprarasi gero vardo. Žodžiu, Viešpats liepė Ardžunai verčiau mirti, bet nesitraukti iš mūšio lauko.